Iš mados pasaulio kelkimės į visai kitą, gal kiek rimtesnį, galėtumėm iš požiūrės pasakyti, pasaulį, kuriame mažai kūrybos, bet taip gali pasirodyti tik tai iš pirmo žvilgsnio, nes Einšteinu, taip sako šių metų tyrėjų naktis, nebūtina gimti, nes kasdieną gali atrasti kažką naujo. Kolegė Justė Navickaitė domisi tyrėjų naktimi. Labas rytas. Labas rytas. Na, Egle, aš savo rytą šįryt pradedu Vilniaus universiteto chemijos fakultete, chemijos laboratorijoje, kur yra atliekamas tyrimas. Taigi, Herkau, kokį tyrimą mes atliekame? Labas rytas. Štai ką tik išlydėm kalio chlorato druską, kurią, kaip matote, kuri yra kitam pavidale, o šiame mėgintuvėlyje jinai yra skysta. Ir dabar mesime paprasčiausią guminuką į vidų ir žiūrėsime, kas gausis. Kaip kyla toks degimas, dėl ko? Išlydžiu šią druską gauname kitą druską, kalio chloridą ir deguonį, kuri oksiduoja sacharozę, iš kurios praktiškai pagamintas guminukas. Ir štai mes matome, kaip energingai tai viskas vyksta. Ir galima pridurti, kad lygiai taip pat vyksta ir organizme sacharozės oksidacija, tik aišku ne taip audringai. Na, dėkoju, Herkau. Iš tikrųjų, tai chemikai yra tikrai ne vieninteliai, kurie dalyvauja tyrėjų naktyse. Ir šis eksperimentas tikrai ne vienintelis, kurį bus galima pamatyti. Plačiau apie tyrėjų naktis Tomas Žalandauskas, Baltijos pažangių technologijų instituto direktorius. Labas rytas. Labas rytas. Kuo tyrėjų naktis stebins šiemet? Jau 9-osios beje. Taip, iš tikrųjų šiais metais mes turėsim virš 180 renginių, tai yra žymiai daugiau negu anksčiau ir tie renginiai yra patys įvairiausi. Iš tikrųjų, nuo humanitarų šiais metais, tarkime, istorikų, filologų, iki technologų, fizikų ir, ir matematikų. Tai yra pačios įvairiausios. Vilniui, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžy bus įvairiausios paskaitos, demonstracijos, bus galimybė patiems daryti įvairius dalykus, reiškia, įvairius tyrimus ir išbandyti įvairias technologijas. Ir tų renginių bus visai šeimai ir, manau, įdomių visiems. Tiek medžiotojams, tiek vaikams robotai, tiek filosofam įvairios diskusijos su mokslininkais. Na, jeigu reikėtų išskirti galbūt įdomiausius, svarbiausius renginius, svarbiausias technologijas, kurias norite parodyti, ką išskirtumėte? Iš tikrųjų, čia priklausomai nuo žmogaus domėjimosi srities. Man pačiam, tarkim, būtų įdomu Klaipėdoje praplaukti su moksliniams tyrimams skirtų laivų ir pabandyti prišvartuoti, tarkim, naudojant simuliatorių. Vėlgi, kiekvienam yra savo. Tarkime, šiais metais, kaip ir anksčiau, bus galimybė pabūti virtualių pilotų lėktuvo taip pat ir Gedimino technikos universitete, pabandyti pakilti, praskristi ir nusileisti, reiškia, naudojant tą simuliatorių, kuriuo treniruojasi būsimi pilotai. Vėl, čia, sakau, priklauso nuo to, ko žmogus domisi ir aš manau, kad suras pačių įvairiausių dalykų. Man pačiam matyti, kaip įdomiau tas, kas arčiau technikos. Tai maždaug šitie paminėti dalykai. Vis dėlto tyrėjų naktų tikslas yra parodyti naujausias technologijas, kurias mes turime. Na, tai ar tiesiog parodyti tyrėjų kasdienybę? Koks tikslas yra? Tikslas iš tikrųjų, kad žmonės galėtų betarpiškai tiesiogiai patys pabendrauti su mokslininkais, apsilankyti tuose vietose, kur jie dirba, tai yra laboratorijose, galbūt patys pabandyti atlikti vieną ar kitą bandymą ir iš tikrųjų geriau suprast, kuo šiuo metu gyvena mokslas, kokie dalykai yra nauji tyriami, kuriami, vystomi ir kuo patys žmonės gali pasinaudoti savo veiklose. Tarkim, bus pristatomas Kauno technologijos universitete ir Gedimino technikos universitete 3D skanavimo ir spausdinimo galimybės įvairios. Reiškia, vėlgi žmonės galės susipažinti su technologijom, galbūt kažkur pritaikys ir savo veiklose. Ar prieš 9 metus, kai buvo pirmosios tyrėjų naktis, buvo galima tikėtis, kad jos išaugs į tokį, na, iš tikrųjų didžiulį masinį renginį, pritraukiantį daugybę žmonių, tiek dalyvių, tiek beruošiančių tas programas? Aš manau, kad mes dar toliau augsim ir, manau, galima tikėtis dar daugiau. Tikiuosi, kad apskritai visos Lietuvos aukštosios mokyklos ir mokslinio tyrimų institutai įsitrauks į šitą renginį ir kad manau, kad jis dar tik tai plėsis toliau. Iš tikrųjų, šiais metais, kas man dar asmeniškai yra įdomu ir džiugina, kad įsitraukia daugiau humanitarų. Kaip ir minėjau, Lietuvos istorijos institutas, filologai, reiškia, ir tas renginys jis darosi dar įvairiapusiškesnis, ne tik technologinis toksai ir gamtos mokslų, bet ir apima
sakau, platų spektrą įvairiausių mokslų ir įvairiausių mokslininkų. Į kai kurios renginius būtina išankstinė registracija, tai priminkite, kur rasti daugiau informacijos ir kur registruotis, norint apsilankyti renginiuose. Daugiau visa informacija bus tyrėjų naktis LT. Ir ten yra nurodyta prie kiekvieno renginio, jeigu yra reikalinga registracija, kokiais kontaktais registruotis. Iš tikrųjų, kai kur jau yra prasidėjus, kai kur jau tikrai labai daug norinčių, tai jeigu iš tikrųjų jūs domina tam tikri renginiai, tai siūlyčiau nelaukti, paskubėti registruoti šiandien pat. Dėkoju Jums. Primenu, kad apie netrukus prasidėsiančias tyrėjų naktis mes pranešėme iš Vilniaus universiteto chemijos laboratorijos, o dabar metas žinioms.